Sveiki, esu Dailė, gydytoja dermatologė. Šiame video atsakysiu į dažniausiai užduodamus klausimus apie Xellarederm gintaro rūgšties injekcijas. Kas yra Xellarederm gintaro rūgšties injekcijos? Tai injekcinė procedūra, dar kitaip vadinama redermalizacija, kurios metu į odą leidžiamos injekcijos, kurių sudėtyje yra hialurono ir gintaro rūgštis. Hialuronas intensyviai drėkina, o gintaro rūgštis veikia kaip antioksidantas, skatinantis odos regeneraciją. Kam ši procedūra skirta? Ji rekomenduojama esant sausai, papilkėjusiai ir elastingumą praradusiai odai, pastebėjus raukšles, pigmentaciją ar kitus odos senėjimo požymius. Gali būti taikoma veidui, kaklui, dekoltė ar rankoms. Kuo Xellarederm gintaro rūgšties injekcijos skiriasi nuo kitų injekcijų? Skirtumas tas, kad čia veikia dvigubas derinys – hialurono ir gintaro rūgštis. Tokia sinergija užtikrina stipresnį ir ilgiau išliekantį rezultatą. Kiek procedūrų reikia atlikti? Standartinis kursas 3 procedūros kas 2 savaitės. Pirmas efektas – drėgmė ir skaistumas pastebimas greitai, o stangrumas bei raukšlių sumažėjimas išryškėja per kelias savaitės. Vėliau rekomenduojamas palaikymas kas 6-9 mėnesius. Ar procedūra skausminga ir kaip oda atrodo po jos? Prieš procedūrą yra užtepamas nuskausminantis kremas, tad pojūčiai minimalūs. Po procedūros yra matomi nedideli gumbeliai, kurie praeina per 1-3 dienas. Priežiūra po. Pirmą parą venkite sporto, tiesioginės aktyvios saulės ir pirties. Kasdien naudokite SPF 50. Kada procedūros atlikti negalima? Procedūros neatliekame nėštumo ir žindymo metu, esant aktyvioms infekcijoms, odos uždegimams ar polinkiui į keloidinius randus. Kokio rezultato gali tikėtis? Po procedūrų kurso oda tampa stangresnė, drėgnesnė, lygesnė, skaistesnė, šviesėja pigmentinės dėmės. Kaklo zonoje, vienoje labiausiai amžių išduodančių sričių, efektas itin akivaizdus. Taigi Xellarederm redermalizacija yra saugi, veiksminga ir mokslu pagrįsta procedūra, padedanti atkurti odos kokybę ir jaunatvišką išvaizdą.